Žodžiu, kaip ir kėliau tą ataskaitą, vaikų teisės atvejo vadybininkė nori nužudyti mano sūnų Eideną Globetans. Jie mane verčia žadinti vaiką anksti ryte, kai epilepsija sergančiam, sunkia epilepsijos forma sergančiam vaikui, kuriam prasidėjus priepoliam, nuo per didelės smegenų apkrovos, nuovargio, streso, nepailsėjimo, kai jam to reikia, tai sprendžia ne vaikų teisės dienotvarkė, o vaiko kūnas ir organizmas. Nuo šių dalykų jam prasideda priepoliai. Tai buvo kelis kartus gyvenime. Priepoliai nesustoja po 30 į parą. Jie yra porą savaičių nesuvaldomi, nesustabdomi. Visų priepolių metu vyksta cerebrinis paralyžius. Jam yra cerebrinis paralyžius jau nuo 2017 metų. Ir jis būna prikaustytas prie patalo. Tuomet jis nebegali nei atsistoti, nei atsisėsti, nei normaliai ryti ir valgyti, nes jam supraližuoja pusę veido ir burnos, ir liežuvio. Taigi, epileptikui, ypač sunkios formos epilepsiją turinčiam vaikui ir Staržo Weberio sindromą ir kitas diagnozes reikalingas poilsis. Ne režimas. Režimas yra ne dienotvarkė. O kai jam reikia atsigulti, jis gula. Kai jam reikia pamiegoti, jis miega. Kai jis nori valgyti, jis valgo. Negali būti jokios prievartos. Jokios prievartos, nes prievartinis veiksmas Prievartinis veiksmas vaiką versti kažką daryti per prievartą sukelia stresą. Stresą sukelia priepolius. Priepoliai būna reanimacijoje, sunkus priepoliai tuomet būna, kuriuos labai sunku sustabdyti. Kauno klinikų reanimacijoje. Vaikų teisių, atvejo vadybininkės ir taip toliau. Rašte man liepiama vaiką per prievartą anksti ryte kelti. Nekalba apie tai, kad epilepsikui reikia 16 valandų miego per parą. Toliau, ten taip pat liepiama mane vesti į ugdymo įstaigą, kuri nėra pasirengus užtikrinti tokio vaiko poreikių. Nes tai yra ne dokumentai, tai yra ypatingas atvejis, unikalus atvejis, kas nėra išvis neįmanoma apibrėžti dokumentais ir teisės aktais švietimo, vaikų teisų ar dar kokių ministerijų, nes tai yra retas atvejis, ypatingai retas atvejis su tokiom diagnozėm ir tokia būklė. Taigi, aš visus 7 beveik metus dariau viską, kad išvengti priepolio. Dariau viską. Priepoliai buvo tik tuo atveju, kai nustatė ir kai reikėjo didinti vaistų dozę. Ir kaip pasikeitė jos smegenys, nes vystant, augant, jos keičiasi ir keičiasi priepoliai. Išrašai įrodo, kad aš dariau viską, kad apsaugoti vaiką nuo priepolių. Taip pat kiekvienas virusas, kiekviena temperatūra gali sukelti tą baisę priepolių seriją ir prikaustimą prie patalo. Todėl vaikas negali eiti į bendro lavinimo įstaigą, tiksliau ugdymo su kitų daug vaikų. Negali. Nes virusas ir temperatūra sukelia priepolių seriją ir prikaustimą prie patalo. Taip pat į lauką, kai šalta ir jisai guli, nes jisai daug nepaeina ir čia ne dėl reabilitacijos. Jisai traukia šaltą orą, nes jo raida, ne intelektas, disko testas yra 9 mėnesių, smegenys, ne kūnas, smegenys. Jos smegenys yra nuo gimimo tokios dėl Staržo Weberio sindromo. Kiekvienas virusas, kiekviena temperatūra, kiekviena sloga, kiekvienas kosulys gali išprovokuoti mirtiną priepuolį. Turi būti ekstremaliai viskas apsaugota. Viskas yra e-sveikatoje, viskas yra popieriniuose išrašuose, kuriuos aš turiu. Aš neleisiu žudyti savo vaiko. Aš dėjau visas pastangas beveik 7 metus, gruodžio 6 bus 7 metai, visas pastangas, kad apsaugoti vaiką nuo priepuolio. Tai įrodo e-sveikata. E-sveikata. Visi išrašai tai įrodo. Jie dabar sukėlė vaikui begalinį stresą.
Jam buvo priepoliai. Aš matau palei jo būklę. Jam buvo priepoliai, kai jis buvo pagrobtas. Jie net negali atpažinti priepolio, nes tai atpažįsta tik tai vienas neurologas Lietuvoje. Net neurologas turi aiškinti kitam neurologui, kad tai priepolis. Ką kalbėti apie šundaktarius iš Panevėžio ligoninės ar vaikų teisių išgamas. Ir vaikų teisės aiškina toliau, kad jiem reikia socializuotis, kai aš kalbu apie pralyžių prikaustimą prie patalo ir mirtiną sepsį, kuris bus trečias, kai jau pirmas mirtinas yra. Pasižiūrėkit, kas yra sepsis. Aš nevesiu vaiko į mirtį. Aš nevesiu į zoną, kur yra virusai, nes nuo virusų jam bus priepoliai. Aš to nedarysiu. Aš visada reikalavau namų mokymo, nuo pat rugsėjo 1 dienos, nuo pat, kai atsikėliau. Man buvo užkirsti visi keliai, ir gydytojų, ir vaikų teisių, ir taip toliau. Visi įrašai yra, viskas dabar bus įkelta. Žaidimai baigės. Kiek kartų aš reikalavau namų mokymo, kiek aš kartų klausiau, ką reikia sutvarkyti, kur nuvykti, kaip sutvarkyti. Lidija Petkevičienė gydytoja, to nedarei. Vaikų teisės į kalbas neėjo. Tik socializacija. Aš kalbu apie mirtį, jie apie socializaciją. Aš kalbu apie diagnozes, jie apie socializaciją. Aš kalbu apie sepsį, jie apie socializaciją. Aš kalbu apie reanimaciją ir 40 priepolių į parą, kur paralyžiuoja vaiką. Ir aš 3 kartus gyvenime jį atstačiau. Ir aš laik jį apsaugau ir nuo priepolių, ir nuo sepsio, ir nuo gastrostomos. Viską dariau. Jeigu aš būčiau bloga motina, aš nebūčiau tiek kovojus dėl visko. Būčiau aklai klausius gydytojų ir aklai atlikus viską. Senai jis būtų numiręs. Taip senai jis būtų numiręs. Kūnas negali tiek priepolių pakelti. Jokio streso. Poilsis, kada jis nori. Atsikėlimas, kada jis nori. Kada kūnas nori. Kada kūnas nori. Valgymas, kada kūnas nori. Žaidimai baigti, jūs kvieskit, ką norit. Policiją, duokit į teismą, grobkit vaiką. Teisiškai viskas bus atlikta. Gana. Jūs jau pakenkėt vaikui, kai pagrobėt savaitę, buvo be galo daug streso, matosi, kad koja papraližuota, kad veidukas papraližuotas. Medikų ataskaitose nieko nėra. Taip aš pas neurologą esu užrašyta. Taip aš pas psichiatrą vaikų esu užrašyta. Talonų neįmanoma gauti greitai. Jeigu viskas būtų atlikta laiku, ne mano, o visų įstaigų ir darbuotojų, jis senai būtų turėjęs namų mokymą. O namų mokymą mums iškart nereikėjo tvarkytis, nes aš bandžiau vesti į ugdymo įstaigą Šiauliuose nuo balandžio 2 iki rugpjūčio galo. Ir matėme visi, kas buvo. Išrašuose visi, kas matė gyvai, kiek virusų pakenkė vaikui. Aš bandžiau, aš nuoširdžiai labai norėjau jį ten mesti, aš verkiau naktim. Aš norėjau, aš nuvedus tikėjusiu stebuklo ir kad aš galėsiu ramiai pabūti, ir kad vaikas socializuosis, ir kad vaikui bus linksma, bet taip nebuvo. Darykit, ką norit, aš vaiką ginsiu iki paskutinės. Jūs ką norit darykit. Aš vaiko į mirtį nevesiu. Mokymo įstaiga daugiafunkcis centras yra vaiko mirtis. Ten dirba žudikai. Ir tai matosi iš jų ataskaitų ir pokalbių, kurie bus įkelti. Arba jūs dabar pat darot, kas priklauso palei įstatymus ir nebeterorizuojat, bet aš tada sukelsiu viską. Viską. Ir ne tik aš. Galit man padaryti, ką norit. Yra ir pas advokatę, yra ir viešai įdėta, ir telegrame, ir yra pas kitus žmonės, kurie tikrai sukels. Viskas. Baigta. Baigta tyčiotis iš Aidanos Globetans ir Kristinos Tiškuvienės. Baigta. Aš vaiką ginsiu nagais, ragais ir dantim, ką ir dariau visada. Aš vaiką ginsiu, kaip tik bereikės. Jūs dar nematot, kad manęs nesunaikinsit. Jeigu reiks, aš prisikelsiu iš mirties. Bet aš ginsiu savo vaiką. Savo vaiką ginsiu. Ginsiu amžinai. Viskas.